Atsisakyti baimės ir priimti meilę. Daugelis tėvų jaučia baimę ir neužtikrintumą, kai jų vaikas atsiskleidžia kaip LGBTIQ+. Jie nerimauja dėl savo vaiko ateities, jo laimės ir dėl to, ar yra pasirengę suteikti tinkamą paramą. Bet kas jei meilė būtų svarbesnė už baimę? Kai atsiskleidė mano vaikas, labai išsigandau. Kas bus, jei pasaulis nebus jam draugiškas? Natūralu, kad tėvai baiminasi, kai jų vaikas atsiskleidžia, nes nori apsaugoti jį nuo žalos ir neužtikrintumo. Tačiau baimė niekada neturėtų užkirsti kelio meiliai ir palaikymui. Jūsų vaikui reikia užtikrintumo, o ne dvejonių. Panagrinėkime dažniausiai pasitaikančius tėvų rūpesčius. Kodėl jie kyla, kokia yra realybė ir kaip juos įveikti pasitelkus žinias, supratimą bei veiksmus. Tiesiog nenoriu, kad mano vaikas kentėtų. O kas jei visuomenė jį atstums? LGBTIQ+ žmonės iš tiesų susiduria su sunkumais, įskaitant diskriminaciją, socialinę stigmą ir psichikos sveikatos problemas. Tačiau tyrimai rodo, kad šeimos parama yra stipriausias nuo šių sunkumų apsaugantis veiksnys. Kai vaikas žino, kad yra besąlygiškai mylimas ir pripažįstamas namuose, jis įgyja daugiau emocinės stiprybės ir atsparumo. Tyrimai rodo, kad LGBTIQ+ jaunimas, augantis palaikančiose šeimose, rečiau patiria depresiją ar nerimą, labiau pasitiki savimi ir jaučia stipresnį priklausimo jausmą. Jie drąsiau įveikia kliūtis ir lengviau kuria pilnavertį laimingą gyvenimą. Jūsų parama ne tik reikšminga, ji gali pakeisti jų gyvenimą. O kas jei jie tiesiog susipainiojo? Ką daryti, jei vėliau jie persigalvos? Laikui bėgant tapatybė gali keistis, tačiau abejonės nereiškia sumaišties. Tai natūrali savęs atradimo dalis, ypač LGBTIQ+ asmenims, kurie galbūt laviruoja tarp visuomenės lūkesčių, vidinių emocijų ir asmeninės patirties. Tapatybės tyrinėjimas nėra neužtikrintumo ženklas, tai žingsnis savęs priėmimo link. Daugelis LGBTIQ+ žmonių supranta, kas jie yra nuo mažens, o kitiems gali prireikti daugiau laiko, kad visiškai pripažintų savo tapatybę. Svarbiausia, kad jie turėtų juos palaikančią aplinką, kurioje galėtų saugiai save išreikšti. Jūsų kaip tėvų vaidmuo - nežinoti visus atsakymus, bet su meile ir padrąsinimu eiti kartu su jais, kad ir kur vestų jų kelionė. Ar tai mano kaltė, ar aš kažką padariau? Buvimas LGBTIQ+ nėra nulemtas auklėjimo, ugdymo ar išorinio poveikio. Tai natūrali žmogaus prigimtis. Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė formuoja sudėtingi biologiniai ir psichologiniai veiksniai, o ne tėvų veiksmai ar pasirinkimai. Jūsų vaiko tapatybė nėra kažkas, ką jūs sukūrėte ar ką reikia pataisyti. Iš tiesų svarbiausia yra tai, kaip reaguojate su meile, priėmimu ir palaikymu. Jūsų reakcija gali nulemti jų pasitikėjimą savimi, psichikos sveikatą ir gebėjimą priimti tai, kas jie yra.
Aš tik noriu, kad jie gyventų normalų, laimingą gyvenimą. LGBTQI+ žmonės, kaip ir visi kiti, gali kurti nuostabias mylinčias šeimas ir siekti sėkmingos karjeros. Jų tapatybė neriboja jų gebėjimo užmėgsti gilius santykius, siekti tikslų ar kurti pilnavertį gyvenimą. Laimingas gyvenimas — tai ne prisitaikymas prie tradicinių rėmų, o ištikimybė sau ir nuolatinis paramos jausmas siekiančio tikslo. Kai tėvai su meile ir padrąsinimu priima savo vaiko tapatybę, jie padeda nutiesti kelią į ateitį, kupiną pasitikėjimo, džiaugsmo ir bendrumo. Supratau, kad mano meilė vaikui yra stipresnė už mano baimes. Baimė išnyksta, kai ją pakeičia žinios ir ryšys. Daugelis tėvų iš pradžių jaučiasi neužtikrinti ar sunerimę, tačiau mokymasis iš patikimų šaltinių ir kitų patirtis gali suteikti aiškumo ir nuraminti. Mokykitės, bendraukite su kitais tėvais, kurie jau įveikė šį kelią, ir ieškokite palaikančių bendruomenių. Kuo daugiau suprasite, tuo labiau pasitikėsite savimi. O svarbiausia, atminkite, jūsų meilė, priėmimas ir buvimas yra tai, kas labiausiai keičia jūsų vaiko gyvenimą. Neleisiu, kad baimė mane sustabdytų būti tėvu, kurio reikia mano vaikui. Normalu turėti baimių, kiekvienas iš tėvų nerimauja dėl savo vaiko ateities. Tačiau baimė neturėtų nulemti jūsų auklėjimo ar formuoti jūsų santykių su vaiku. Svarbiausia, ką galite padaryti, tai atvirai ir su noru mokyti žvelgti į nežinomybę. Keiskite baimę supratimu, mokydamiesi, išklausydami savo vaiką ir prireikus ieškokite pagalbos. Iškeiskite neužtikrintumą į besąlygišką meilę, parodydami jiems, kad ir kas nutiktų, su jumis jie visada bus saugūs. Jūsų priėmimas suteikia jiems stiprybės priimti tai, kas jie yra, ir klestėti. Dėkojame Jums už tai, kad renkatės meilę, o ne baimę. Ačiū, kad augate, mokotės ir palaikote savo vaiką, nes dabar jam jūsų reikia labiau nei bet kada anksčiau.